Fizinė. O protinė negalia, ką mes galvojame apie žmonės, kurie turi protinę negalę? Stereotipiškai dabar, pasakykit. Keisti, dar nesveiki, kvaili. Negali bendrauti, nes jie neturi pakankamai proto. Daugelis iš jūsų kalbėjo, kad turi vienokių ar kitokių patirčių ir iš tikrųjų dažnu atveju tai nėra taip, bet visuomenė tai yra ta asociacija, kad jeigu žmogus su fizinė negalia, mes kaip ir suprantam, ar ne, mums kaip ir lengviau priimti, bet žmogus su protinė negalia jau mums priimti labai sudėtinga. Iš tikrųjų, tas paskutinis klausimas jums tada. Aš norėčiau, kad labai trumpai po kelius žodžius. Tiesiog tokiai pabaigai. Kaip jūs jautėtės, kalbėdami apie tai? Ir kažką, ar tai kažkas nauja, ar tai kažkas sudėtingo, kokią emociją ėjo, apie ką galvojate, labai trumpai. Tiesiog įdomu išgirsti kiekvieno žmogaus patirtį, kaip jie yra su to susidūrę. Tiesiog paklausyti, pavyzdžiui, kaip Mantas pasakojo, kad padėjo tam žmogui, kad tiesiog jis sugebėjo vykdyti tą, ką jis norėjo, pasiekė savo tikslą. Iš tikrųjų labai įdomu ir net norėčiau patirti, man atrodo, sakyti žmonėms, pažiūrėti, kaip jie reaguoja, kaip jie jaučiasi ir kokie jie yra. Aš asmeniškai nesu mėgėjas liesti tokias temas, iš tikrųjų, bet buvo gan įdomu paklausyti ir kitų žmonių patirčių ir, tiesiog išgirsti, ką kiti mano tą temą, nes aš asmeniškai stengiuosi toleruoti visus tos neįgaliuosius ir užtat man ta tema tokia yra, nemėgėsiu liesti. Sunku kalbėti, ne? Jo. Kaip ir Martynas, iš tikrųjų sunku kalbėti, nes pasiliečia ta širdis ir tokie jausmai, bet jau man nepatinka kryptas gailestis, bet vis tiek tu jauti tą gailestį ir nori jiems padėti, bet jau aš taip noriu. Mane ši tema privertė susimastyti, ką tie žmonės jaučia ir kaip jiem yra sunku. Tiesą sakant, man yra labai sunku. Ir aš ne tai galvom, kad nemėgstu, bet tai kalbėti. Aš toleruoju žmonės. Man įsivaizduoja, tiesiog kartais tenka atsirinkti, nors iš jų labai sunku, bet aš nei išvaizdą, nei kažkas kitos, pavyzdžiui, manęs neapvailo. Man svarbiausia, koks yra žmogus sunku. Jeigu jūs, tarkim, protinę negalią, tai žmogus, bet jeigu jis yra labai atviras, jeigu jis yra nuoširdus, vėlgi